Viskas krenta. Jesus Christ, the superstar, this is the best song I will say. Есть такая Evelinčka, ar ne? Čia Silvestras prašo paskambinti. Taip. Vakar irgi jis prašė, bet nebespėjau. Prašė neminėti jo vardą. Oi, Silvestrai gerai neminim tavo vardo. Jo. Tai vat. Tai Silvestro paneliai skambinam. Jo, simpatijai, manau. Evelina. Čia ta pati, kur buvo Palangoj? Čia ta, kur nemalalėtka, tipo, ne? Kur susiglaudė, šiaip gulėjo tarp kitko. Blema, gal nešnekam, gal čia ne ta. Tu Stonku mergišius. Visiškai. Visas broli. Nepaminėkit mano vardo, ji eina į meno mokyklą. Groja fortepijūnu, priklauso kažkokiai grupiai, kur groja 3 nariai. Jos meno mokyklos mokytoja yra Ilmera. Labai užsiėmusi panelė, sakyčiau, tačiau labai linksma, įdomi, bei visą laiką prajuokinanti. Jeigu išeina išdurt, būtų labai fainiai. Stonkau. No props for you, kadangi mes bijom tavo žvaigždės brolio. Nu, tai paskambinsim. Dabar galvoju, what we have to do. We have instrumentals. We have the humans, souls, we can call whatever you want. Yeah. Seniai. Čia kaip tas palik šitą. Bum, bum, bum. Čia galėtų būti DNK dabar, ne? O reikia pasikviest, mažylį kada parepuot. Opa. Jo, ateis. You know butters, žinai, savo mielai žandugais. Žinai, panašės į Chip and Dale, tą staresnį. Nu, nesakyk. Jis yra pats tos sudėjimas. Taip. Neklus tik tai, chemija, jeigu girdė. What you say, I know what is what, but you don't know what is what. We just fuck, what the fuck. Tai skambiname Evelinai, bet gal ne su sveikinimu, nes nėra progos. Gal padarom apklausėlę. Tikiuosi neklauso. Apklausė. Kokią tu ten vakar temą sakė apklausė, kažkai labai tikus man tada buvo. Ta sekso prekės. O gal ne sekso prekės, žinok, man tada nėra pilnų metų. Pasida trikampiai papukai. O pas tai yra buvo kas nors trikampiai papukai? Aha. Upstokau! Įkliuvai per nužėlį. Šiai numetė, ne, aš kaip suprantu ragelį. Pabandyk dar kartą. Stonkelė. Oi, stonkelė. Skingelelė. Ir klaupkankelelė. Vis kaip pas radistus kreiptis pagalbos, tai mes per viešai viską darom. Evelina, jeigu girdė, atsiliepk. Opa. Ja. Nu, kaip sakant, Stonkau, norėjom kaip geriau gavus, kaip visada. Kaip visada. Sugadinom dar nuo gyvenimo. Dabar nekes mūsų broliui perdas. Nu, žiūrėk, brolis atbėgs. Girdite, puka, bahuriukai, neskriaudžiat jaunesnius drąsus, ne? Gvidas yra Gvidas. Man tai gal visai patiktų. Rašo. Ragas. Kas tau patiktų? Jeigu man užsakytų kas nors sveikinimą. Jeigu stengtųsi dėl tavęs, tai kažkas tai? Aha. Skambintų, užimtų ir... O kaip tu įsivaizduoji, jeigu, pavyzdžiui, Bernas užregistruoti, ką jis myli, rodo dėmesį, patinka. Tai Stonkui patinka. Ne, aš įsivaizduoju, kad jis turi labai gerą humoro jausmą. Stonkus? Ne ir Stonkus, tas, kas užsakinėja sveikinimus. Okay. Berniukas, Silvestriukas, mūsų draugelis. Kašis. Jankevičiaus numylėti. Gerai, žiūrėkit, yra tokia Asta. Jeigu galit, paskambinkit mano antro kurso draugiai. Rytoj jos gimtadienis, esu ne kartu, todėl negalėsiu jos pasveikinti. Todėl norėčiau, kad jūs būtumėte tarpininkai šitam reikale. Galite apklausėlę padaryti, bet svarbiausia pasveikinti. Tai. Žinai ką, darom tą MFPs ir po to, sakysim, bonusas. Jums skirtas muzikinis sveikinimas. Žinoma, mažą garglį skauda, bet tai darom vis tiek, ne? Bet žiauriai gal nereikia. Nu, reikia pariekti. O Gabrielė įstosi, kai mes tau pasakysim. Ar tu girdi? Gabrielė. Ar girdi mane? Taip. Gerai, žodžiu. Su tom ausinėm. Ką man reikės dainuoti, daryti? Kokį nors repą. O tu turi kokį nors repo gabalą, pavyzdžiui?
Išleidus. Čia aš gimiau, čia prabėgu mano jaunus dienus, dar visą maži vaikai, mes čia žaidėm indėnus, kaip augom, subren ir stvirtėjom, tai krūninkarai, kieme prasidėjo mano kiemas, tai mano naktis. O žinai šitą super hitą, kuris buvo prieš 2 metus čia? Vos kelios valandos liko iki ryto. Tavo kūnas nuogas, viskas padaryta. Vakaro pradžioje mačiau tave klube, o dabar jau gulė mano patale. Kas? Sakyk mano vardą kikštę. Nežinai šitą galbūt? Ir kurį aš dainuosiu dalį jo. Tu sakysi, kas? O sakysim, kikštę. Gerai, sakysi. O galim perdinuoti taip. Nu. Kas? O kikštę. Kur? O gali pažiūrėti, paklausyti? Ne, instrumentalą čia bus. Rolas pradės dabar. Ja, come on. Nu, jis man pradės. Atsimeni žodį? Ja. Manau. Žia. Mano vardas, vadink mane, mano tigras. Būsiu su tavim švelnus, būsiu tikras. Galiu būt gašlus, galiu būt nahalas. Ar žinai, koks čia nusimato galas? Vos kelios valandos liko iki ryto. Tavo kūnas nuogas, viskas padaryta. Vakar vakare mačiau tave klube, o dabar jau guli mano patale. Kas? Kekšytė. Kas? Opa, radystai. Kas? Pakelk aukščiau. Bet reikia tokio stipresnio instrumentalo. Štilėtas. Man toks... Aš gaminu skaniai ir namuose švaru. Man nereikia... Netinka tas. Tuo pieškinė... Yellow diamonds tarp dantų. Tai nuo pusryčių šitų kiaušinių. O. Jo. Rihanna. Ir dainuojam. Lick my pussy, lick right that. Ar ne taip reikia dainuoti? Fiesi bekarė bemolė taškas į brolį. Gerai, skambina Mastai, jos gimtadienis. O tu gali padaryti, kad nenumušinėtų? Labas. Sveikinam, bet rašyk zbfm.lt. Ačiū tau. Mes tiesiog nemeteriui skambam. Padarykit, kad nenumušinėtų. Pum. Aš gaminu skaniai ir namuose švaru. Man nereikia nieko aiškinti, aš viską suprantu, aš nemėgstu greit. Man patinka lėtai, dažniausiai tai darau, subtiliai. Pusė šalies, leidžiasi į šachtą, kad reperiai galėtų nusipirkti jachtas. Rodo visiems. Tu daug lietų, konvertos togo, kad į vidų neprilytų seibičkas. O pardės tai! Kas? O pardės tai! Kur? Palangona! Gerai, skambinu Astai. Neskambink. Nesuėstu, aš noriu gaudamas šunis. Nesuėstu, aš noriu gauti lietus. Tik vokeliais, aš noriu žinoti, koks yra pats trumpiausias kelias. Aš noriu sekso piloto kabino, jau gal pirmą paband. Mano mašina. Aš noriu tos mažos supuvusios keksiuko, to mažo supuvusios su razinom keksiuko. Ok, viskas gerai. Ok. Labas vakaras. Labas vakaras. Jums yra užsakytas muzikinis sveikinimas. Jeigu norite išklausyti muzikinį sveikinimą, spauskite vienetą. Jeigu norite išklausyti muzikinį sveikinimą, prašymas. Bet prieš tai žaidimas. Labas vakaras. Jums skambina nuostabus ir neparduodamas žaidimas MFP. Jūs galite laimėti visiškai naują telaikį ir nepakartojamą telefoną. O na, kam gali reikėti to telefoną, jeigu jūs pilną sąskaitą, jums reikia atsakyti į 3 klausimus. Yes! Ir taigi, pirmasis klausimas šį vakarą skamba taip. 1919 metais Antanas Smetona buvo išrinktas prezidentu, firmos vadovu ar buhalteriu. Koks yra teisingas atsakymas? Prezidentas. Tu teisingai atsakai į pirmą klausimą ir niekur laukdami iš karto užduodame jums antrąjį šio vakaro klausimą, kuris skamba
Taip. Kiek langelių yra 32 puslapių sąsiuvinyje? A variantas 1048, B variantas 962 ir C variantas 600. Koks yra jūsų atsakymas? C variantas. Tu visai netrupa atsakėjai į antrą klausimą. Sveikiname, jums puikiai sekasi. Ir paskutinis klausimas Šį vakarą nulių zonoje skamba taip. Kada paskutinį kartą Mackevičius buvo operos ir baleto teatre? Vakar, užvakar ar praeitą savaitę? Koks yra jūsų atsakymas? Vakar. Ne! Užvakar. Taip. vakar. Karočią, klausyk dainą. Jūs nieko nelaimėjote, bet galite žaisti vabank. Vabank. Atspėkite, kieno tai daina. Pasiruošimas vyksta. Po 3 sekundžių išgirsite. Atspėk, kieno tai daina. Nežinau. Ji buvo tūpa. Kaip skardinė. Ji buvo tūpa. Kaip Tūpa. Ji buvo tūpa. Kaip knopkė. Ji buvo Plosmasinė. Tūpa. Kaip tušinukas. Kaip batas saulinis. Ji buvo tūpa. Visiškai kaip Tūpa. Asta tūpa. Kas ta lūpa? Aha. Kaip Ji net nerasdavo savo namų. Mano rankšluostis žino, kur jo vieta. Jis guli ant žemės, šlapės kasdien, o ji pasimetos guli laukia išskėstom kojoms. Jonas pakeltas, kulgotkės suplėšytos, kas jai nutiko, jie daužė ir mušė ir kažko jai prišėrė. Opala. Į tūpą. Pala, pala. Į tūpą, tūpą. Į tūpą, tūpą, Asta tūpą, tūpą. Kaip tušinukas. Į tūpą, tūpą. Kaip žirklės. Į tūpą, tūpą. Kaip plastikiniai papai. Į asta tūpą. Ei, kodėl? Tu nieko nežinai. Ir kodėl? Tu savo pūtę krapštai. Ar tu nežinai, kad taip negerai? Tavo panagiai pilnie. Į tūpą, tūpą. Gana čia. Gerai, aha. Tai vabankas baigėsi, jūs nieko nelaimėjot. Ačiū. Bet jūs maladėts. Lopai. A. Lopai. Yra ir moteriškos giminės, tai gali sakyti lopai ir lopai. Lopetautautai. Lopai. Bet žinai ką, dar norim pasakyti, Asta. Nu, Kad ačiū mes žinom. Ne, tai mes tą žinom, bet norim tave pasveikinti su gimtadieniu, kuris rytoj tau bus. ne rytoj. Šiandien? Poryt. Ne poryt, sekmadienį. Net nežinai, kad tau gimtadienis, ne? Tavo geriausia draugė irgi nežino, ko gero. Sakė, kad rytoj. O kas ta geriausia draugė? Vaida. Vaida? Vaida. Aš jau pamačiau. O kas čia man iš vis skambina? Radistai iš ZPFM. Čia rimtai? Nu jo, rimtai. Nu jo. Į tūpą, tūpą. Graži dainelė beje. Žinoma, Asta, ačiū tau, iki. Gražaus gimtadienio. Ačiū ir jums.